Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anu metu Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugės Simonas Petras, Tomas, vadinamas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebediejaus sūnus ir dar 2 kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako: einu žvejoti. Jie pasisiūlė: ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant ant kranto pasirodė bestovis Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė: vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė: ne. Tuomet jis pasakė: užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui: juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esąs viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, mat buvo neapsirengęs, ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsirė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 mastų, ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčią žarijas, ant jų padėtą žuvį ir duonos. Jėzus tarė: atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą, pilną didelių žuvų. Iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė: eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdrįso paklausti: kas tu esi? Nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taip pat ir žuvies. Tai jau 3 kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių. Tai viešpaties žodis. Brangieji, šią visą savaitę bažnyčia pristato Evangelijos ištraukas apie prisikėlusio Jėzaus pasirodymus apaštalams. Jėzaus prisikėlimas yra didžiulis slėpinys, kurio net šalia Jėzaus buvę apaštalai negalėjo iki galo suvokti. Jėzus jiems pasirodydavo, leisdavo save pažinti ir netgi paliesti, tačiau ir vėl jiems pranykdavo iš akių. Kaip nurodo popiežius Benediktas XVI savo knygoje apie Jėzų, šią atpažinimo ir net pažinimo dialektiką atitinka pasirodymo būdas. Jėzus ateina pro uždarytas duris, staiga atsiduria stovintis jų viduryje ir lygiai taip pat staiga pasitraukia, kaip susitikimo Emause pabaigoje. Jis visas kūniškas ir kartu nepavaldus fizikos dėsniams, erdvės ir laiko dėsniams. Šia keista tapatybės ir kitokybės kūno dialektika reiškiasi ypatingas slėpiningos,
naujos prisikėlusiojo egzistencijos esmė. Mat teisingi abu dalykai. Jis yra toks pat, kūniškas žmogus. Ir jis yra tas naujasis, išėjusysis į kitokį egzistencijos būdą. Brangieji, galbūt šis popiežiaus Benedikto paaiškinimas ir buvo mums ir yra sunku suprasti, tačiau būtent tą naują prisikėlusio Kristaus egzistenciją taip pat ir apaštalams nebuvo lengva priimti. Būtent tokioje situacijoje nuskamba apaštalo Petro žodžiai: einu žvejoti. O kiti apaštalai pasisiūlė: neturim ką veikti ir mes einam su tavim. Taigi kažkada Viešpats juos pašaukė nuo tinklų, pašaukė nuo valčių, pašaukė nuo žvejybos prie mokinystės, prie sekimo Viešpačiu. Ir šis žingsnis, kad jie vėl nori eiti žvejoti, vėl prie tinklų, prie valčių, nėra tik kažkoks grįžimas į praeitį, bet veikiau laiko praleidimas ir laikymasis drauge. Apaštalų padėtis buvo nepavydėtina, jie tiesiog nežinojo, ką daryti. Jie dar nebuvo gavę įpareigojimo eiti visą pasaulį ir skelbti Evangelijos. Jie dar nebuvo apdovanoti šventąją dvasią, tą jėgą iš aukštybių. O tai ką daryti? Kažkaip juk reikia praleisti tą neapibrėžtą laiką. Geriausiai tam tinka žvejyba. Jei kas iš jūsų turit vyrus, kurie mėgsta pažvejoti, tai tikriausiai suprantate, kad išvažiuoja vyras nuo ankstyvo ryto ir prasėdi pusdienį gerą, žiūrėdamas į vieną tašką, kartais ir nieko ir neatveža. Taigi žvejyba yra toks puikus laiko praleidimas. Bet todėl ir visi prisikėlusio Viešpaties Jėzaus susitikimai su apaštalais buvo apgaubti tokių nerimų ir net baimė iš apaštalų pusės. Ką Jėzus jiems pasakys? Gal priekaištaus, kad jie pabėgo? Gal primins Jėzaus išsigynimą ir jo išsižadėjimą? O gal išvis nebenorės nieko bendro turėti? Tokios nerimastingos mintis sukosi apaštalų galvose. O kaip į tai sureaguoja Jėzus? Jis visuomet ateina su ramybe, meile ir gailestingumu. Juk ir pirmasis Jėzaus pasisveikinimas apaštalams nuskamba tokioje pačioje nuotaikoje. Ramybė jums. O tai reiškia, pašalinkite iš savo tarpo baimę, nerimą, vykite lauk nuodėmingus pageidimus ir atsiverkite naujai tikroviai, prisikėlimo tikroviai. Štai ką daro Dievo gailestingumas. Jis mus atveria naujam gyvenimui Dievo malonėje. Tačiau ta nauja atpirktųjų tikrovė reiškiasi per labai konkrečius darbus. Ar kas galėtų pagalvoti apie tai, kad Jėzus mums žuvų iškepa, mums pusryčius paruošė ir kviečia pikniko? Eikite šiandien prie laužo, eikite šiandien valgyti. Na, tiesiog fantastiška. Čia jau gimsta visai kitas santykis tarp Dievo ir žmogaus. Mes atsimename, kaip rojuje pirmasis žmogus Adomas, išgirdęs Dievo žingsnius per sodą, jis puolė į krūmus slėptis. O čia atvirkščiai. Vos tik užčiuopęs tiesą, kad ant kranto bestovis Jėzus, Petras šoko į vandenį ir norėjo kuo greičiau nuplaukti į krantą, kad būti arčiau Jėzaus. Jeigu valtyje būtų buvęs pirmasis žmogus Adomas, jisai šoktų ir plauktų į kitą pusę, toliau nuo Dievo. Bet Petras juk tai Viešpats. Taigi matom,
kaip keičiasi santykis žmonijos su Dievu. Rojuje žmonija Adomo asmenyje slėpėsi krūmuose. Norėjo pabėgti nuo Dievo. O štai čia, Petro asmenyje mes visi sakom, norim būti arčiau Jėzaus. Šios dienos žodžių liturgijoje keletą kartų nuskambėjo psalmės žodžiai. Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Šios žodžius taip pat ištarė ir apaštalas Petras, kuris buvo atvestas priešais tautos vadovus ir seniūnus. Rašto aiškintojus prieš aukštuosius kunigus. Jis nepabijojo to pasakyti, nors dar visai neseniai buvo išsigandęs paprastos tarnaitės ir 3 kartus išsiginę pažįstas Jėzų. Matome, kaip Kristaus prisikėlimas, įžengimas į dangų ir šventosios dvasios atsiuntimas pakeitė Petrą ir keičia kiekvieną žmogų, kuris priima tą Dievo dvasią. Sąmoningai paminėjau šiuos 3 Kristaus ir bažnyčios įvykius: prisikėlimą, įžengimą į dangų ir šventosios dvasios atsiuntimą. Nes būtent šių 3 įvykių dėka užgimė bažnyčia, kuri toliau tęsė Kristaus darbus žemėje. O tie darbai – tai gailestingojo Dievo atskleidimas savo veikla ir tiesiog visų savo gyvenimu. Juk prisimename mes tą šventosios Faustinos maldą, jog gailestingumą galime parodyti akimis, klausa, kalba, rankomis, kojomis, širdimi. O jeigu jau esame tokie neįgalūs, nei matome, nei girdime, esam kurčnebyliai, visai suparaližuoti, visiškai neįgalūs, tai dėl savo kūno silpnumo mes, anot sesers Faustinos, visada galime parodyti gailestingumą maldą. Gal kartais mums ir patogiau bėgti nuo šios tikrovės ir panašiai kaip apaštalams sakyti: ai, gal aš eisiu geriau pažvejoti. Čia mes neapsigaukime, nes ir žvejyboje mus pasitiks gailestingasis Jėzus, kuris vėl ne tik atlaužą uždegs ir žuvį keps, bet svarbiausia uždegs mūsų širdis. Anot palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos, šaltame ir abejingame pasaulyje geba ištverti tik karšto širdis, kurios tarp audrų ir sausrų semiasi jėgų iš pasitikėjimo Dievo gailestingumu. Mes gyvename Velykų džiaugsmu. Iš bažnyčios tėvų istorijos yra tokia viena graži istorija apie šventąjį Benediktą, kuris gyveno 5-6 amžiaus sandūroje. Pradžioje jisai buvo atsiskyrėlis ir apsigyvenęs buvo oloje. Kartą per Velykas netoliese esančios bažnyčios kunigas galvoja, reikia aplankyti tėvą Benediktą. Gal jis net nežino, kad Velykos. Na ir tas kunigas pasiėmė maisto pintinėlę, atėjo prie tos olos, kur gyveno šventasis atsiskyrėlis, ir jisai sušuko: tėve Benediktai, šiandien Velykos. O iš olos ans išėjo ir sako: tikrai žinau, kad Velykos, nes tu pas mane atėjai. Taigi, brangieji, kaip prasideda tos Velykos? Aplankote vienišą žmogų, paskelbėt jam apie Kristaus prisikėlimą su Velykom ir sako: aš žinau, kad Velykos, nes tu pas mane atėjai. Štai ką reiškia tas gailestingumo darbas, tas aplankymas, tas pradžiuginimas žmogaus. Velykos tai ne tik bažnyčioje skelbiamos, jos yra skelbiamos, Kristaus prisikėlimas skelbiamas ir
jūsų gerose darbuose, žodžiuose, žvilgsnyje, rankų darbuose. Kartais reikia ir kojas į tos gailestingumo darbus įjungti, nes jeigu einat kažką lankyti, taigi kojelės nuvargst. Taigi iš tiesų žinokim, žmonės žinos, kad yra Velykos, kad Kristus prisikėlė, jeigu mes juos aplankysime ar padarysime kitą gailestingumo darbą. Amen.